Kaip išmokti pasakyti ne? Jeigu kažkas iš jūsų labai daug reikalauja, jeigu jaučiatės, kad jūsų bosas jums pisa protą, arba jūsų partneris iš jūsų per daug nori, arba jūsų vaikai sako, daryk tą, daryk aną, eik ten, daryk tą, jūs turite išmokti pasakyti ne. Bet ne tokį ne, o tokį griežtą ne. Yra viena tokia labai gera praktika, nelabai skaniai jinai skamba, bet jinai labai padeda žmonėms, kurie nedrįsta pasakyti ne. Visų pirma, jeigu kažkas prieina prie jūsų, iš jūsų kažko reikalauja to, ko jūs neprivalote padaryti pagal darbo sutartį, neprivalot padaryti kaip žmona vyrui ar vyras žmonai, jeigu jūs neprivalot kažko daryti, jūs galite labai paprastai prieiti, kai kažko iš jūsų reikalauja, prieikit arčiau ausies prie to žmogaus ir sakykit, eik tu nagui. Eik nagui. Ir jų atstos nuo jūsų. Ir nebereiks galvoti, kaip pasakyti ne. Bus labai paprasta. Taigi, nesakykit va taip, ne. Nes žmonės negirdi, tiesiog reikia sakyti garsiau. Sakykit griežtą, ne. Arba labai tyliai prieikit prie ausies. Geriausiai prie kairės. Ir sakykit, eik tu nagui. Tai linkiu išmokti šitos praktikos ir daugiau niekada jums nebereikės klausti, ar sakyti, jog aš nemoku pasakyti ne. Gražios dienos.